Šių metų rugsėjo 12 dieną akademikui profesoriui Adolfui Juciui sukanka 120 metų. Akademikas Adolfas Jucys, fizikas, teoretikas, vienas žymiausių 20 amžiaus Lietuvos mokslininkų ir mokslo organizatorių. Adolfo tėvas, Pranas Jucys, buvo ūkininkas. Jis vedė našlę Barborą Jonkaitę Kontrimienę. Jucių šeima gyveno Klausgalvių Medsėdžių kaime, Salantų valsčiuje Kretingos rajone. 1904 metų rugsėjo 12 dieną ten gimė Adolfas ir buvo 14 motinos ir 6 tėvo vaikas. Adolfas mokėsi Salantų liaudies mokykloje, vėliau Kretingos progimnazijoje, o dar vėliau Plungės Saulės gimnazijoje. 1996 metais, jau mūsų nepriklausomoje Lietuvoje, buvo duotas įsakymas: pakeiskime mokyklų pavadinimus. 1, 2, 3 ir kiekvieną pasirinkite savąjį vardą. Tuo metu direktorius buvo Adomas Mockus. Susirūpinęs ateina į mūsų kolektyvą ir sako: jūs visi norit, kad mes būtumėm Saulės gimnazija, bet mes negalim būti Saulės gimnazija. Saulės vardas priklausys tai mokyklai, kuri gaus gimnazijos vardą. Na kągi, o ką jūs siūlot? Ir Adomas Mockus išdidžiai pasakė: akademiką Adolfą Jucį. Kodėl? Daugelis mokytojų nežinojo. Ir tada mes sužinojom, kad tai yra akademikas, kad jis baigęs Plungės Saulės gimnaziją 1927 metais, kad jisai įstojo į Kauno universitetą, po to važinėjo į Angliją stažuotis ir štai tampa akademiku. 23 metų jaunuolis įstojo į Kauno universiteto matematikos gamtos fakulteto matematikos fizikos skyrių. Universitete veikia kelios dešimtys studentų organizacijų. Jucys įstojo į Simono Daukanto studentų žemaičių draugiją ir tapo aktyviu tos draugijos nariu. Draugijos narė, studentė, teisininkė Sofija Nezabitauskaitė vėliau tapo Adolfo Jucio žmona. Baigęs studijas, Adolfas Jucys dirbo universitete jaunesniųjų laborantų, vėliau jaunesniųjų ir vyresniųjų asistentų, dirbo fizikos mokslo tyrimąjį darbą, rašė straipsnius. Susirašinėjo su garsiu anglų fiziku daktaru Douglu Hartree ir planavo pasivažiuoti stažuotis. Nepavykus gauti komandiruotės, jis išvyko į Mančesterį Anglijoje pas daktarą Douglą Hartree savo pinigais ir savo atostogų metu. O po metų jau oficialiai gavo apmokamą stažuotę Kembridžo universitete pas profesorių Ralphą Fowlerį. 1941 metais Adolfas Jucys apsigynė mokslo daktaro disertaciją. Nuo 1941 metų Jucys pradėjo dirbti Vilniaus universitete. Vadovavo teorinės fizikos katedrai, po karo 1945 metais jis gavo fizikos matematikos mokslų kandidato laipsnį ir docento vardą. Mano pagrindinis darbas buvo bendrauti su visais plungiškiais, Lietuvoje ir ne Lietuvoje, ir kviesti juos į mūsų susitikimus. Reikėdavo rašyti laiškus tais laikais, tokio telefoninio ryšio, koks dabar nebuvo. Tai jis atnešdavo krūvą laiškų, voką pridėtą ženkliukų ir visada pasakydavo: jeigu tik pritrūks ko nors, nepirkit iš savų tų pinigų, kokių pas mus nebuvo. Kai sužinojo, kad tokia organizacija atsirado Plungėj, žmonių daugėjo ir atsimenu, mūsų išrinktas prezidentas užeidavo pas mane ir sakydavo: tai parodyk, kiek čia turi susirašiusi. Turbūt po antro susitikimo jis pasiūlė kiekvienam stambesniam centre, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, turėti po vieną žmogų, gal ir du, kad jie ten rūpintųsi plungiškiais, kviestų jus, su jais bendrautų. Jie praneždavo, kiek naujų narių atsiveš į
sekantį susitikimą. 1947–1948 metais jis ir Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto direktorius. Docentas Adolfas Jucys Vilniaus universitete dėstė fizikos mokslus ir rašė antrąją disertaciją. 1951 metais Leningrado valstybinio Ždanovo universiteto fizikos fakultete apgynė antrąją fizikos matematikos mokslo daktaro disertaciją Kai kurie patikslintieji atomo kvantmechaninio skaičiavimo metodai. Tapo mokslo daktaru, o po 2 metų gavo profesoriaus vardą. Atsimenu, atbėgau į salę, kultūros namus tada, bažnyčios salę. Ar nėra kas nors paklydę, kadangi adresą pasakydavom, dar kiti vaikšto po plungį, 2 sėdi. Profesorius su žmonele, tuščioj salėj ar 3 eilėj. Toks jis buvo. Kuklus, paprastas, labai nereikalavo dėmesio, nepaskambinu, kad aš iš Palangos atsirasiu tokią valandą arba atvažiuokit manęs pasiimti ir visada kalbėdavosi žemaitiškai. Akademiko Jucio iniciatyva Lietuvos mokslo akademijoje buvo įkurtas Fizikos ir matematikos mokslo institutas, pirmasis šių mokslų tiriamasis institutas Lietuvoje, kuriame jis dirbo nuo 1952 metų iki mirties. Akademiko Jucio iniciatyva 1962 metais Fizikos matematikos institute įkurta skaičiavimo mašinų laboratorija. 1967 metais Juciui pavyko pralaužti sovietų geležinę uždangą ir išvykti su paskaitų ciklu į teorinės fizikos vasaros mokyklą Frascati miestelyje Italijoje. Jucis skaitė paskaitas apie daugiakonfiguracinį ir kitus Vilniuje plėtojamus patikslintus metodus. Frascatyje jis susipažino su kitais žinomais atomo teorijos specialistais. Tais pat metais profesorius Jucys buvo ir aspiranto Romualdo Karazijos disertacijos vadovas. 2003 metais jis surinko medžiagą, parašė Jucio biografinę knygą Žalias teorijos medis. Apie akademiką Adolfą Jucį galima spręsti iš citatų, kurios yra užrašytos knygoje Žalias teorijos medis. Pirmiausia, Mokslo akademijos profesorius Matulis pasakė tokius žodžius: turim didelį mokslo vyrą, kurio atmintis pasiliks ne tik mūsų mokslo, bet ir visos lietuvių tautos istorijoje. O štai jo mokslo bendradarbis Rudzikas parašė tokius žodžius: kaip vienas žmogus gali nudirbti tiek darbų? Atsakymas paprastas. Jucys moka kiekvienoje problemoje išskirti svarbiausią esminį momentą. Jis sugeba nepaskęsti smulkmenose ir aiškiai mato tikslą. Na ir žinoma, darbas kruopštus ir gerai organizuotas. 1969 metais įvyko ilgai derinta Jucio kelionė į Anglijos mokslo centrus. Jis aplankė Oksfordo, Kembridžo, Glasgow, Edinburgo, Yorko, Sheffieldo, Nottingemo, Londono, Brightono, Bristolio ir Manchesterio universitetus. Ten jis susipažindavo su fizikos skyriais ir laboratorijomis, diskutavo su atomo ir molekulių fizikos specialistais. 1973 metais, gruodžio mėnesį, akademikas Jucys išvyko 5 savaičių komandiruotėn į Kanadą. Kanadoje taikomosios matematikos skyriaus darbuotojams jis pravedė 3 2 valandų seminarus, aiškindamas judėjimo kiekio momento grafinį metodą. O jis pats domėjosi matematikos fakulteto turimais kompiuteriais jų galimybėmis. Gruodžio 15-71 metų. Neatsimenu, kas čia mes tą juodraštinį variantą sukūrėm, bet sukūrėm taip, kaip buvo kūriama tais laikais.
Draugija įsteigta, birželio 5 išrinkta valdyba, draugijai vadovauja prezidentas, buvom parašę iš karto. Jucys išbraukė, sako, kai Jucio nebus, tai negi visą laiką Jucys. Visi, ypač išvykusieji Plungiškiai, džiaugiasi ir didžiuojasi išaugus ir suklestėjus rajonu ir pačia Plungė. Todėl, artėjant TSRS 50-mečiui, draugija kelia savo sekančius tikslus ir uždavinius. Tai įsivaizduojat, šitas yra išbraukta. Tai dabar vartydama tą seną popierį, galvoju, o gal jei būtum palikę tą sakinį, gal mūsų nebūtų išvaikę. Jucio pareigų sąrašas visuomet buvo labai įspūdingas, net 22 pozicijos. Sekretoriaus vadovas, katedros profesorius, akademiko sekretoriaus pavaduotojas, daugelio probleminių ir mokslinių tarybų pirmininkas ar narys, tarptautinių ir Lietuvos žurnalų redkolegijų narys, fizikų bei žinijos draugijų valdybų narys, Plungiškių draugijos prezidentas ir taip toliau. Darbas akademikui buvo svarbiausia. Laisvalaikiu Adolfas Jucys leido laiką su šeima, žmona Sofija ir vaikais. Mokslininkas laisvalaikiu susirado ežerėlius netoli Vilniaus Trakų rajone ir ten šventadieniais nuvažiuodavo žvejoti su spiningu. Parveždavo į namus kartais net kelias lydekas. Per atostogas Jucį labiausiai traukė Žemaitija. Jis mėgo dirbti vasarą, o rudeniop važiuodavo į Palangą ir Žemaitiją. Atostogų metu Adolfas Jucys visada aplankydavo savo jaunystės draugą Juozapą Mickevičių, kuris dirbo laikraščio Gimtasis kraštas žurnalistu. Kada kūriau Švietimo istorijos muziejų, susitikau jo sūnų. Ir va tada ir atsivežiau va šitą įdomų daiktelį akademikui Adolfui Juciui. 100 metų. Vieną didelę sieną skyrėm akademikui Adolfui Juciui. Tikiuosi, kad medžiaga apie akademiką Adolfą Jucį bus atnaujinta ir vėl galėsite aplankyti Švietimo istorijos muziejų ir susipažinti su jo gyvenimu, jo nuotraukomis ir visais moksliniais darbais. Jucys domėjosi Žemaitijos krašto istorija ir žymiais žmonėmis. Atostogų metu nuvažiuodavo į savo tėviškę Kretingos rajone, susitikdavo su giminaičiais, nuveždavo jiems dovanų, dalyvaudavo šeimos šventėse. Kai Plungės pirmoji vidurinė mokykla pradėjo ruoštis 50-mečių jubiliejui 1969 metais, akademikas daug patarė, kaip turėtų atrodyti šventė ir pats joje dalyvavo. Prisimenant akademiką Adolfą Jucį, kai kurie pasakoja gana įdomias istorijas. Štai pavyzdžiui, kada akademiką pakvietė į mokyklos jubiliejų, jis buvo tuo metu Anglijoje komandiruotėj ir visi pergyveno, kaip jis suspės. Tačiau likus keliom minutėm akademikas pasirodė salėje ir pirmiausia paklausė, ką man daryti. Ir aišku, savaime tai buvo nuostabi šventė. Visiems buvo šitoks staigmena, kad iš komandiruotės akademikas Adolfas Jucys atvažiavo į mokyklos jubiliejų. Tai tas ryšys su Plungė, tas dalyvavimas ir Plungiškių draugijoje kažkaip ir susiejo mūsų mokyklą su akademiku Adolfu Juciu. Po mokyklos jubiliejaus mokytojas Juozas Tarvydas pasiūlė organizuoti dažnesnius Plungiškių susitikimus, Plungiškių sueigas. Taip 1971 metais buvo įkurta Plungiškių draugija. Birželio 5 dieną įvyko pirmasis toks suvažiavimas. Akademikas Adolfas Jucys buvo išrinktas draugijos prezidentu. Žemaitiškų papročių jį vainikavo ąžuolų vainiku ir pakilnojo. Naujasis prezidentas nurodė, kuo žemiečiai galėtų būti naudingi rajonui, kad plungiškiai mokslininkai, meno veikėjai ir kiti specialistai įsisklaidę po visą Respubliką galėtų susitikti su rajonų žmonėmis, populiarindami mokslą, puoselėdami kultūrą, siūlė rašyti rajono laikraštį, uždegti jaunimą geriems norams, darbams, mokyti mylėti savo gimtinę. Pats Jucys, važiuodamas į tėviškę pro Plungę, užsukdavo ir į Plungės mokyklą. Draugijos įstatuose vienas iš punktų buvo tai, kad Plungiškių sueigose jie turi kalbėti žemaitiškai. Trečiojoje Plungiškių draugijos sueigoje
1973 m. birželio 23-24 dienomis dalyvavo labai daug žmonių. Ji buvo suderinta su 12 žemaičių festivalių Plateliuose ir įtraukta į jo programą. Vyko didžiulis Plungiškių draugijos gerai organizuotas renginys. Ir tie metai nebereikalų sakėm, kad čia kaip mini su sąjūdis, žemaičių sąjūdis. Toks pats Plungiškių suvažiavimas buvo planuojamas ir 1974 m. vasarą. Jeigu būtų likęs gyventi ilgiau profesorius Jucys, tikrai nebūtų drįsę uždaryti. Deja, šis suvažiavimas vyko jau be akademikų. Adolfas Jucys mirė 1974 m. vasario 4 dieną. Galbūt neprarasti to entuziazmo, nepasiduoti tokiom nuotaikom, o gal jau užteks, kad tikrai neužtektų, kad turim dar begalę gerų praeities žmonių, kuriuos verta prisiminti. Jo atminimo įamžinimu labiau pradėta rūpintis atgavus nepriklausomybę. 1993 metais įsteigta Adolfo Jucio premija, kuri teikiama mokslininkams už vertingiausius teorinės fizikos pasiekimus. Didelė Plungės gatvė pavadinta Adolfo Jucio vardu. Plungės pirmoji vidurinė mokykla, ta pati mokykla, kurioje lankydavosi Adolfas Jucys, pavadinta jo vardu. Atomas mano gyvenimas. Įtemptas, pilnas nusivylimų, reti, labai reti minties blyksniai, kurie tai, kas nežinoma, sudėtinga, padaro paprastu ir paaiškinamu. Tada šoku iš džiaugsmo. Štai šitaip gyvenimą mylėdamas, šitaip atkakliai dirbdamas, šis žmogus buvo tikrai vertas ne tik Lietuvos įvertinimo, bet ir mes pamilom jį ir Plungę. Here, their function is written like that, in this way. This gamma will be equal gammas, which is equal to the number of electrons, gamma I. The results are very good, radial ones, because these functions are not orthogonal. It's okay for dimensional runs for atom.